Sveiki visi atvykę į mano kanalą ir kaip matote, šiandien esu ne viena, o su savo sesė ir jos naujų augintinių triušiukų, tai mes Saša. jo vardas Saša. Tai Jos. Šis video prasideda gera nata. Kol kas mes jį paliksim jo narvelį, tai jeigu girdėsit kažkokius labai triukšmingus garsus, tai žinokit, kad čia nuo jo. Šitą naktį aš miegojau, jos. Aš vis noriu sakyti triušis jis. Tai šitą naktį aš miegojau, man atrodo, kad šis triušis šokinėjo nuo savo namo kokius 10 kartų, nes aš tiek girdėjau visokiausių garsų, kad sunkiai miegojos, bet užtat Jorimėlas padarėlis. Tai šitas video bus kiek kitoks negu įprastai, ne vlogas, ne kažkoks motivacinis, o šį kartą sugalvojau, kadangi aš grįžtu namo savaitgalį, tai šią dieną, kai matot video, yra jau Velykos, tai filmuojam dieną prieš. Aš sugalvojau, kad kadangi aš grįžtu namo ir aš būnu su sesė, tai mes galim nufilmuoti video, kiek mes vieną kitą pažįstame. Pas mus amžiaus skirtumas yra 12 metų, tai jinai labiau Gen Z jau kartos atstovė, aš millennial ir aš neskaitau savęs to millennial. Aš labiau millennial galas ir Gen Z pradžia, tai aš tokia sakyčiau šiuolaikiška mano požiūriu, kaip sesė žin galvoja, aš nežinau. Tikriausiai jin galvoja, kad aš Tu dar rašai lol. Ai, tai Čatas. neberašot? Ne. Ok, tai kitas video bus kaip Gen Z mokina millennial būt Gen Z. Šį kartą mes susirašėm vieną kitai klausimus, kuriuos užduosim. Įvertinsim, ar mes jau girdit, kas ten dedasi. Mes pasižiūrėsim, kiek mes iš tikrųjų vieną kitą pažįstam. Turiu į sesės užrašų knygelę užsirašęs klausimus, nes aš filmuoju su telefonu, tai negaliu naudotis telefonu. Pirmą klausimą aš perduosiu savo kanalo svečiui. Gerai, kiek aš turėjau skarų? Vieną nosį, vieną bambai ir tarkim dvi ausyse ir dar, man atrodo, vieną ar du papildomus turi. Tai aš spėsiu, kad 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne, du ausyso, du čia ir mamai. 1 taškas mano naudai. Mano tokie klausimai, aš kaip įsivaizduoju, labiau iš tetų pusės bus. Kur ir ką aš dirbu. Ar techna įmoniai suvediniai duomenys kažkokius? O žinai, kokias duomenis suvedinėjau? Kažką su optika. Optiniai kažkokie duomenys. O žinai, pavyzdžiui, kokie mano kolegos ir ką jie yra baigę pagrindę. Ne. Šiaip daug žino. Tu niekad šitą nepasakai apie savo kolegas. Aš galvoju, kad aš pasakoju. Tai mano kolegos yra fizikai visi. Ai, šitą žinau, kad su fizika Tai kažkas. Sakei kažkada, kad nesisekė fizika, bet dabar fizikinis darbas. Taip. Aš išekspūzinsiu tave. Bet irgi pataikai, irgi labai gerai. Kur norėčiau gyventi? Klaipėdai. Ne, ta prasme, ne Lietuvoje, bet tiesiog kaip tokia svajonė, kur norėčiau gyventi. Užsienio? Kokiai šaliai? Ispanijai. Aš irgi norėčiau Ispanijai. Tai galim taupytis kartu pinigus, mestis ant būto Ispanijai. Gerai, mano labai paprastas klausimas. Kokią aš specialybę esu baigus? Psichologija. Ok. Pala, aš praradau 1 tašką, aš neatspėjau, kur tu norėtum gyventi. Ar atspėjau, ar užsienyje, ar reikėjo šalį pasakyti? Reikėjo šalį pasakyti. Tai aš kaip ir ant nulio išėjau vėl. Kiek kartų jau vaidinau Adamsus? 2. 3. Nepataikiau. Ir gerai, aš tos 2 kartus tave kečiu, nes buvo čia, bet tą kitą kartą nekečiu, nes buvo festivalis. Bet dabar sesės vaidinimas vyks kitą mėnesį. Tai yra, balandžio mėnesį, tai aš jau galėsiu grįžti, man atrodo, ir jau vėliau pamatysiu. Iš 3. ar 4. karto jau pamatysiu aš tą vaidinimą. Mano klausimas, ar aš planuoju gyventi užsienį? Kur? Neįsivaizduoju. Aš tokių kaip planų didelių būtinai gyventi užsienį neturiu, bet aš turiu tokią kaip ir svajonę, kad jeigu mano darbas leistų, tai aš būtinai ieškočiau bent jau mėnesiais kažkeliais gyventi užsienį, keistas šalis, pavyzdžiui, jeigu būtų galima, nes man labai patinka saulė, man labai patinka palmės ir aš žiauriai norėčiau gyventi prie jūros, vandenyno ir čia būtų tokia mano tobulo gyvenimo vizija, atrodo, ir būčiau tiesiog daug labiau motyvuotas žmogus, nes turėčiau labai daug saulės, daug vitamino D. Koks turėjo būti Sašos vardas? Kai aš gavau Sašo, aš tau sakiau, kad kokį vardą norėjau duoti, bet tiesiog per ilgas buvo. That's what she said. Tikrai sakiau. Galiu pasakyti, kad maisto pavadinimas. Aš jau nepamenu. Susideda iš kiaušinio. Omletas, Saša omletas. Koks mano hobis? Kur video? Ar aš turiu daugiau hobių? Piešt. Ar spalvint? Spalvint, piešt.
Jo, Ir viskas? Vaikščioti patinka. Tvarkais namus pastovi. Čia hobis? Ko ne? Pagal tai, kiek tu daug namus tvarkais, atrodo, kad hobis. Ne, dėl namus tvarkytis man nėra hobis. Aš skaitau, karts nuo karto tapau, darau pilatesą, vaikštau. Šiaip daug pataikim. Koks mano mėgstamiausias gėris? Šiaip esi daug gerus monsterių, tai spėčiau, kad monsteris, Ne. bet ne, jau aš atsilikus. Žiauriai paprastas dalykas. Vanduo? Rimta? Vanduo? Tiesiog, kai vėliau kaip pavargsti nuo viskas, ko tu nori, tai tiesiog gertų vandenį litrais. Aš esu prisižadėjus jai nupirkti gertuvę vandens, bet aš kaip suprantu, jinai žiauriai jos nenori, kadangi aš matau, kad mama perka tiesiog vandens buteliukus. Nebeperka. Jau nebe, bet kai pirko vandens Nors jau buteliukus, nebeperka. man buvo, aš galvoju, tiesiog turi vandens buteliuką, daugkartinį ir tu prisipili vandens ir geri iš jo, ir tau nereikia. Ne, dabar aš tiesiog nebegeriu. Kiek aš planuoju turėti vaikų? 2? Ok. Šiaip Atspėjau? Šiaip apskritai kol kas neplanuoju turėti vaikų, bet jeigu planuočiau, tai norėčiau maksimumo 2, nes man atrodo 2 vaikam, broliai, sesiai, broliam ar sesim, tiesiog yra daug linksmiau gyventi negu vienam. Tai kad ir kaip nenorėčiau gimdyti ir baiminos tokių dalykų, bet vis tiek galvoju, kad 2 būtų linksmiau. Kokia mano mėgstamiausia veikla? Vaidinti? Mano sesė yra dramos būrelio, kaip čia pasakyti, kaip jūs tai vadinatės. Tiesiog lankai dramos būrelį ir važinėt ir vaidinat. Ja. Ir dabar vaidina Adamsus, tai va. Bet jau kuriam naują. Ir kūrė naują. Ir turėčiau grįžti dabar kažkada ant Adamsų pasižiūrėti spektaklį. Gerai, mano klausimas, ar aš esu rūkis cigaretę? Ne. -1 taškas. Dabar startaimą, man ir žiūrovom. Kiek tau buvo metų visų pirma? Gimnazijoje. Kiek tau metų buvo? Tai gal 17? Tai pirmą kartą, man atrodo, ir pamėginau 17, mes ten nuėjom, buvo 2 mažėme vadinas gimnazijoje ir aš prisimenu, kad mano ten bendramžiai tai ten tikrai paplėždavo ir aš galvoju, tai ir aš pamėginsiu, bet aš nemokėjau įtraukti plaučius, aš tiesiog įtraukiau į burną, iškosėjau ir paskui jaučiausi tokia apsinešus visą likusį laiką, bet net normaliai neparakiau ir paskui dar barakė, kai gyvenau kelis kartus ten, tipo, liūdni laikai, nesiseka, kažkas apsipyksti su kažkuo, tai tipo nueidavom parūkyti, bet, žodžiu, ten nedarykit taip, kaip aš dariau, čia nesąmonė, iš vis bandžiau kažką parodyti, bandžiau momentaliai pritapti prie kažko, bet man nepatiko. Gerai, kiek kol kas tatu nori? Kiek tu nori tatu? Kol kas. Kol kas vienos? Jau. Ne, aš tau siunčiau, abi. Tau 15, tu nori 2 tatu, bet tu lauksi 18 metų, ne? Normaliai. Nes man atrodo, Jeigu kažkas iš Justina žiūrovų nelegaliai darot nepilnamečiam, Justina parašyk Instagramą. Ne, šito jūs negirdėjot. Gerai. Ta prasme, ne tai, kad nelegaliai, tiesiog be tėvų sutikimų. Ne. Klausimas tau. Vakar naktį apie tai biški šnekėjom, aš užsiminiau, nežinau, ar tu atsimeni ar ne, bet aš intravertė ar aš ekstravertė? Intravertė. Ok, atspėjau tu. Aš, tokia pam. Visokių situacijų būna. Mano sesė labiau ekstravertė už mane, šiaip labai iš jos pokalbių jaučiasi. Čia faktas. Kokią Auskarą dabar noriu. Irgi naktį kalbėjom apie tai. Čia lūpai. Tokia. Ne tai, kad būtų, o šitai, bet o šitai. Lankelį. Aš virš lūpų esu norėjus turėti 2 čia Auskarus, 2 čia arba tiesiog 2 čia, arba visus 4, bet man tėvai neleido, tai nusprendžiau, kad vietoj to, kad darytus tuos, aš įsivėriau smiley ir čia yra turbūt kol kas geriausias mano pasirinkimas, nes ant veido nėra randu. Kaip tavo manimo, ką aš veikiu po darbo? Matai namo. Ir ką aš veikiu? Apsitvarkai, pagamini valgyti, išeini. Kodėl visiems atrodo, kad aš tik grįžus tvarkaus? Nes tos tave 5% video tvarkymosi vlogai. Ne. Ar jūs sutinkat su ją? Jums irgi atrodo, kad aš pastoviai tvarkaus, nes taip nėra. Tai žodžiu, tau atrodo, kad aš grįžtu, tvarkaus, pavaikštu. Realistiškai aš grįžus, pasidarau kavos arba einu sportuoti, bet retai tvarkaus tik grįžus namo. Prieš kiek laiko ir ką paskutinį kartą prisidirbau mokyklai.
Čia labai neseniai ir aš tau pasakojau. Kabinai tualete kažkokius plakatus, kurie buvo traktuojami kaip patyčias. Jo, bet ten patyčių visiškai nulis. Jokių vardų, pavardžių ar žmonių nuotraukų nebuvo. Nu, bet... Aš kai pasiklausau savo sesės istoriją, tai aš suprantu, kad aš toks... Birilas atėjo, pasidarom birilą. Dabar birilas. Okay. Tai kai aš pasiklausau savo sesės, tai aš jaučiuosi, kad aš angelas buvau mokyklai, aš nieko neprisidirbdavau, absoliučiai. Nu jo, mes skirtingos. Nu, mano klausimas, kaip tau atrodo, ar aš tinginė ar ne? Biš. Ne, šiaip aš manyčiau, kad Justina tinginė, bet kadangi čia kelias savaitgaliais 8 ryto savo pilates, su sportus daro, pastoviai susigalvoja kažkokių ten dalykėlių, nu tai čiūinė. Šiaip aš bandau būti protinga tinginė, ta prasme, susiplanuot laiką, ką aš galiu padaryti, aš padarau tą dalyką, kad paskui galėčiau tinginiauti. Nu tai va, kaip ir pem, tai. Turbūt jo. Gerai, ir paskutinis klausimas, kur planuoji gyventi ateityje? Kur tu planuoji gyventi ateityje? Klaipėdai. Dar 3 metai ir nebesusitiksim, nes aš Vilniuje, tu Klaipėdai. Kiek turi? Mano klausimas, kaip tau atrodo, aš noriu gyventi mieste ar kaime? Mieste, faktas. Bet po truputį pradedu galvoti, kad visai nieko gyventi būtų kažkokiam mažam miestelį. Senst. Bet vis tiek jaučiu pasiliksiu gyventi mieste. Tai va, dar turim ir šuniuką. Žiauriai greit prasidėjo visi klausimai. Buvo kažkokį dalyką, ką sužinojai? Apie tavo kolegą. Taip iš tikrųjų, kaip pagalvoju, aš jau jaučiu tą skirtumą. Faina buvo visai sužinoti dalykų, bet kas geriausia, kad aš daug klausimų visai žinojau, tai nėra taip jau blogai, kad nepažįstu. Bet net Adamsų nei kartą dar nematyti. Bet spektaklį dar nebūtų, tai atvažiuoju. Laisvą dieną jau ir planuoju. Ir nepamirškit parašyti, jeigu kažkas be tėvų sutikimo daro tu. Jeigu patiko šitas video, paspauskit laiką. Jeigu patiks, tai gal kažkada vėl sugalvotumėm kažką su mūsų karta. Galėtų kažko pamokyti Gen Z. Jeigu patiko toks trumpas video, paspauskit laiką ir ką, paprenumeruokit mano kanalą ir susitiksim kitame mano video. Iki.